Sveiki, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT komandos ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia naudotis torrentais. Dažnas lietuvis žino, kaip naudotis torrentais, nes turi akauntą Linkomanijoje arba kituose trackeriuose, bet jeigu nežinot, tai trumpas paaiškinimas. Jums reikės torrent programos, kurios pagalba galite siųstis torrent failus ir jums reikės pačio torrent failo iš trackerio ar torrent svetainės ar šiaip iš bet kokios svetainės, iš kurios norite parsisiųsti failą. Torrentai tikrai nėra blogas dalykas ir jie tikrai nėra vien tik tai skirti siųstis muziką ir piratiniam filmams. Čia kaip kam ko reikia, kaip dabar naudotis torrentais. Jums reikės kliento, tai programos. Populiariausia šiuo metu yra uTorrent. Einame į Google ir rašome uTorrent. Ir einame į download. Ir štai, siunčiamės klientą kaip bosas. Parsisintėme uTorrentą, belieka jį susinstaliuoti dabar. Taigi, run. Pasirenkame kalbą lietuvių. OK. Toliau sutinkame su taisyklėmis. Čia tikriausiai parašyta kur nors, kad nesisiųsiu piratinių filmų. Gal ir ne? Čia tiesiog visos torrent piktogramos ir ikonos, taigi sutinkame, kad jos būtų uždėtos. Start menu ir darbalaukyje. Ir čia, kad mūsų ugnesinė neblokuotų torrento, reikia ją išskirti. Šitas gerai ir paleisti uTorrent įjungus kompiuterį, šitą nuimsime. Kartais uTorrentas net, kai nieko nesiunčiate, stabdys jūsų internetą, taigi rekomenduočiau uTorrentą laikyti išjungtą, nebent ką nors siunčiate. Šito mes tikrai nenorime. Search offeris, mes jokio offerio nenorime, taigi šitą declininam. Ir šito taip pat mes nenorime Amazonų šlamšto, spaudžiame finish. Taigi, aš nesutinku ir spaudžiame finish. Štai ir viskas. Torrentas pilnai suinstaliuotas ir veikia. Taigi, torrentai, turime nieko. Ir šiek tiek reklamos. Torrento greitis priklausys nuo kelių faktorių. Tai jūsų interneto greičio ir žmonių, kurie tą failą šarina, taip pat interneto greičio. Kartais siuntimas gali trukti sekundės, minutės, kartais gali trukti valandas. Kai kada žmonės bando keisti uTorrent nustatymus, bet nemanau, kad jie turi labai didelės reikšmės ar kaip greitai parsisiųsite failą. Čia tiesiog jūsų interneto greičio ir žmonių, kurie šarina tą failą ir kiek žmonių šarina tą failą skaičius. Dabar turime parsisiuntę uTorrentą, belieka pradėti juo naudotis. Šiuo atveju aš parsisiųsiu Ubuntu ISO failą. Aš noriu išsisaugoti ant ekrano, tiesiog kad parodyti, kaip jis atrodo. Štai taip atrodo torrent failas. Jo pavadinimas bus .torrent, belieka ant jo spustelėti 2 kartus kairiu pelės klavišu. Štai matome, kas yra vidury torrento, taigi tik tai vienas failas. Jeigu būtų keli failai, galima būtų juos sužymėti, atžymėti, į kur siųsti šį torrentą ir spaudžiame OK. Štai mūsų torrentas atsirado programoje. Štai matome greitis atsiuntimo ir išsiuntimo greitis. Kurie trackeriai reikalaus, kad jūs parsisiuntę failus, jais dar kažkiek laiko dalintumėtės, tiesiog, kad kiti vartotojai iš jūsų galėtų tą failą parsisiųsti. Tai vadinamas ratio, kiek parsisiuntėte ir kiek išsiuntėte. Taip pat čia pačioje galite matyti nustatymus visus, informaciją apie torrentą, kur siunčiamas ir taip toliau, kokie failai, kas jį šarina, įvertinimai, serveriai ir greitis. Sustabdyti torrentą galima spausti stop mygtuką čia
dažnai naudojamas mano meniu, yra dešiniais pavilės klavišas ant torrento, remove and, torrent plus data. Šis meniu pašalino ne tik torrentą, ta prasme šią nuorodą į failą, bet ir patį failą. Remove and, torrent plus data. Okay. Tai štai viskas, gero torrentinimo ir susitiksime kitą kartą. Iki.